prikolinu čia ir Aš ir tai, nu. Aš humorą pradedu, ne? Sarkazmas. Tai sarkazmas ar rimtai? Tai, ir rimčiausiai. Taip nepasislenka. Tokia mes ir komanda. Šiek tiek išsiskyrė keliai, Tai bet vis dar viena komanda. Tai pradėk. Gerai, pradedam. Nu, tai pradėk tu. Ai, vaiskino. Tai vaiskino jūs. Ha. Jo, Nieko daug. Nu jo, žodžiu, tai palaukit, iš kur Ai, žaidžiam. Tai tiksliai. jo, mes šiandien žaidžiam Alias Crazy. Tai yra mūsų jau trečia laida. Mes šituose podcastuose Pramogų stotelėje. Pramogų stotelė. Mes žaidžiam Alias žaidimus. Ir iš viso jų bus 5, o finalinėje laidoje bus kažkoks tai įdomus crazy žaidimas. O dabar trečioje laidoje mes jau žaidžiam Alias Crazy. Čia bus daug linksmesnis Alias, daugiau visokių įdomių klausimų, veiklų, juokingumų ir panašiai. Čia parašyta, kad juokis iki pamišimo. Reiškia, šiandien mes prisijuoksim, prisižvengsim, jau taip, jau hi-hi-ha-ha bus. Tai va, galit pasižiūrėti ir mūsų praeitus video, tenai žaidėm kitokius Alias, vienas buvo Alias Junior, kitas buvo Alias šiek tiek suaugusiem vaikams. Sunkesnis. Jo, bet mes kadangi esame studentai, mes esame pasiruošę įveikti visus sunkiausius Alias. Taip. Ir taip, ir dar taip pat turėsim ir klausimus su pramogų industrijom susijusios, kadangi mes esame Vilnius Tech pramogų industrijų studentai. Todėl turime įterpti į savo žaidimus labai įdomius, verčiančius padiskutuoti, pafilosofuoti klausimus apie pramogų industrijas. Tai va. Manau, galim pradėti dabar. Jo, galim pradėti, manau. Ai, trumpas prisistatymas. Aš Vanesa. Aš Justė. Aš Karina. Aš esu Alanas. Ir mes visi kartu esame Vizionieriai. Mes esam blondinų komanda, čia yra brunečių komanda. Dėja, blondinų komanda išsiskyrė. Jo, mes labai komandiškai, čia mes kad matytume vienas priešais kitą, kad geriau jaustume. Jo, mums reikia pajaust, mes nebejaučiam viens kitą, plaukai nebepadeda, jau ryšio nebėra. Tai žodžiu, kas laimėjo komiskom? Ar tu neliūdna? Aš. Nu, liūdna. Aš laimėjau. Rodos su Karina, nes jau nusidažysit plaukus. Arba tu. Nebūtinai aš. Man daug Man paprašiau. Tai labai tiktų rudas buvo. Bet ir jūs tai reiks darytis. Nu žodžiu, tai gerai, pradedam žaisti, jo. Čia žaidimas. Čia nėra laiko, mes Ai, čia laiko nėra. kad nėra laiko, tiesiog aiškinsim žodį, atspės vienas taškas. Ir kas 2 ėjimus, kol trauksim klausimą. Jo, okei. Važiuojam. Gerai? Gerai. Nu, skaityk garsiai. Aiškindamas negali naudoti veiksmažodžio būti. Kiti žaidėjai turi atidžiai klausytis. Jei panaudoji veiksmažodį būti, bet kurioje forma esu, esi, yra, esam, esate, baigėsi ėjimas. Per daug žodžių, nebesupratau nuo antro žodžio. Ok, lengva. Lengva, sako. Aš jau bijau. Ai, Gerai. palauk, aš Ai, gerai, nežinau, kad čia nematė, žodžio kad- yra vartoti. Gerai, reikia Yra pagalvoti. būti ir visą kitą. Jo. Nu. Mes čia negalim čia vokti taškų. Ne. Labai gaila, man patinka vokti. Turi burnoje ką? Dantis, liežuvį. Dantis. Taip. Tai yra... Tai yra nebegali būti. Tai jau prakišai. Jo. Tai viskas, neatsakei šitą. Tai tada jau mes neįeinam. Tai Jo. net mes Ne, mes negalim. nebaigėm, mes tiesiog baigęs mūsų Jos tiesiog neįvykdė Bet žodės šiaip dabar. kaip Labai sunku. sunku. Tai jums sunkus užkliuvo. Bet šiaip tipo net nepagalvoji, kiek tu daug naudoji, tipo būti, yra, Nu, tipo jo. šiaip. Nu tiesiog pripratęs. Aš tai net ne... Aš iškart šitą Reikia sufeilinčiau. galvoti, Reikia kiekvieną Aš žodį. iškart šitą sufeilinčiau. Nu žodžiu, gerai, važiuojam toliau. Žiūrėjom, kaip jums seksis. Kiek parašyta daug, o viešpadė, aš net nebenoriu. Kas kart, kai partneris teisingai atspėja žodį, pasakyk kitos komandos žaidėjui, kas kartą vis kitam, kodėl tau patinka bananai. Kas kart sakyk vis kitą priežastį, pradėk sakydamas, aš labai mėgstu bananus, nes... Tai čia aš kaip suprantu, man reikia įvardinti visus 3 žodžius, kurie man duoti, nes kas kartą atspėjus teisingai žodį. Aš nieko nežinau. Tai arba gali kiekvieną kartą po jo spėjimo. Tipo, jinai bando kažką atspėti ir tada tu mums turi pasakyti, kodėl tu mėgsti bananus. Atspėsiu žodį, pasakysiu, kodėl mėgstu Ne. bananus. Po kiekvieno jo spėjimo, nesvarbu teisingas ar neteisingas. Gerai. Tai tu rink žodžius, nes aš labai turėsiu daug pasakyti, kodėl man bananai patinka. Tai tu Jau tu galvokas. jau šiandien tu žinok,
jau viskas, užčiaupk šituvę ir pasakai atsirinkdama žodžius. Nekalbėk, kas papuola ant liežuvio galo. Aš dar turiu kantrybės. Nu. Šitas žodis tau labai patiktų man pasakyti. Čia toks pasiuntimas. O tu supyksti, žinai, susipyksti su kažkuo, tarkim su manim, ir sakai. Tipo, vos ne, kad eik, bet toks... Ne. Kodėl mėgsti bananus? Bananus mėgstu, nes jie yra geltonos spalvos. Man geltonos spalva labai patinka. Gerai. Blam, bet šitas labai sunkus, galiu aš kitą sakyti žodį. Da, kitą pasakysiu. Žodžiu, yra žmonės, kuriuos tam tikrom savybėm apibūdintum. Vienas yra ten drąsus, kitas ten toks, anoks. Ir čia šitas būtent žmogus, dėl kiekvieno dalyko, kurį tu jam pasakytum, jisai nuliūstų ir jam pradėtų eiti ašaras. Koks jisai būtų? Pradėtų eiti ašaras? Jautrus? Ne. Kodėl mėgsti bananus? Aš laukiu. Bananus mėgstu, nes jie yra egzotiniai vaisiai. Kadangi Lietuvoje neaugo, man patinka egzotiniai vaisiai. Okay. Bet čia gali būti... Priemam. Čia viskas gerai. Gerai, žodžiu, nenuliūdęs, bet jis toks yra, dėl visko apsiverkė. Toks... Ne, čia sunkus, eik tu savo. Pasidarot? Ne. Paskutinį šauk ir aš pasakysiu. Čia veiksmažodis? Ne, Aš žinau, aš nesuprantu, ką tai veiksmažodžiai reikia. Lanai. Mokyklai mokysi vapšė. Aš universitetą studijuoju, Vilnius Tech. Jis yra toksai... Ašaroju dėl visko, ką pasakai, toks mėmė. Mėmė tu ką tik sakai? Bet ne mėmė. Ne mėmė. Vienas žodis, taip? Taip, greičiau kažką šauk. Man Kuklus? suvokiau. Kas? Kuklus? Verksnys. Kodėl mėgsti bananus? Bananai man primena vaikystę, kai bėgiodavau kieme ir mama sušaukdavo, Alanai, ateik valgyt bananų. Labai patikdavo. Na, manau, dabar metas mum traukti lapelį. Jam reikia Ir traukti. šiek tiek padiskutuoti. Taigi, kokie yra populiariausi muzikos žanrai šiuo metu? Rokas. Muzikos žanrai šiuo metu. Techno. Techno, jo, šį techno labai populiaru. Techno, pop. O ką jūs šiaip klausot? Pop. Nu, aš popso neklausau visiškai. Šiaip pop muzika ne visą laiką buvo labai populiari. Ne, bet aš asmeniškai neklausau, tai aš nesakyčiau. Tipo. Tipo, Tam tikrų techno. dainų gal. Man funkas visai patinka, bet, nėra, kad aš ten labai daug klausyčiau, tai nėra jis labai populiarus, jis tik tam tikroji žmonių grupiai. Šiaip dar labai repas populiarėja, gal šiek tiek Lietuvoje, nes Lietuvoje šiaip atsiranda daug reperių visokių, dydžiai nevykėlė, važinai kokie išpopuliarėjus kokie. Šiaip visokie ten dar daug tokių undergroundų. Jo. Bet klausot lietuviško atlikėjo? Jo, tai daug. Nedaug. Normaliai. Repo neklausau. Aš realiai ir angliškų dainų klausau, ir lietuviškų visokių. Man viskas patinka. Bet dabar techno pradėjau labiau taip, galim skaidomėtis ir klausyt. O tu? Aš tai techno ir roką. Nu, šiaip repas, bet jis toks labiau rusiškas. Tai va. Okay. Gerai, galim dar žaidimą. Nu, dabar kas dabar dabar aš? Tu davai. Jis čia sunkus visai, Jo, aš irgi galvojau tokie linksmi, greiti. O čia, kodėl aš mėgstu bananus? Bananai achuėri maistas. Achuėnus maistas. Skanus. Gerai, pradedam. Kaskart, kai partneris teisingai atspėja žodį, pasakyk kitos komandos žaidėjui, kaskart vis kitam, kodėl buvo taip lengva atspėti. Kodėl buvo taip lengva atspėti? Aš turiu kitų kažką. Davai kitą, labai... Jo, nes šiaip kai tik atspėti. Jo. Aš tau gal išrinksiu ir linksmesnį kokį. Kaip tai gal nulinksma būtų. Garsiai skaitykit. Nekim. Bet žiūrėjau, sunku žodžiai išsakau. Tai čia nesami, koks čia kreisi čia. Beba. Aš pamatau daug tekstą, net neskaitau. Solo ansamblis. Tu palauk. O, šitas geras. Gamka. Žiūrėk, Buvai koncerte? aiškinant abu žaidėjai Čia savo... mano kartelė. Jo. Įsijauti. Išklausykit. Aiškinant abu žaidėjai savo rodomąjį piršto laiką vienas kitam ant nosies galiuko, kai partneris spėjo sulok au, į lojimą partneris turi atsakyti brisiau gul. Jei pirštas nebeliečia nosies, ėjimas baigtas. Visos mes visą laiką turim laikyti pirštą. Ir kai po kiekvieno mano spėjimo tu turi sulokti ir aš turiu tau sakyti brisiau eik,
Eigul. Brisiau gult. Brisiau gulk. Jo, tu turi sakyti, kai aš... Eik į būdą. Blogas šuo. Žodžiu, kita Blogas atspėsiu. šuo. Tik tekno. Gerai. Gerai, visą laiką turi būti. Tai žodžiu, yra toks prietaisas, su kuriuo galima pasidaryti rūbus. Tai yra 2 žodžiai. Siuvimo mašina. Iš karto atspėjo. Tai kur čia lojimai? Dai bent vieną kartą pasakykit šitos dalykus. Man labai įdomu. O tai nereikėjo paleisti, O nes ne, Ne, o tai tu aš sakai, norėjau. au. O. O tai brisiu nuo mane reikia. Tai dabar sakysiu. Sakyk. Tai au. Brisiau gulėt. Tai kaip čia nerimtai? Gult. Tokią aš išgiršiu Nu ir gerai, šalbučiu, dar net kartą. nesireaguočiau. Nu, davai. Pikta šeimininkė. Au, griežta au. turi būt. Brisiau gulk. Gerai? O kam užsimojusi, kur čia jau daugyt rašės? Aš taip Gerai, įsijau. mes painam Neklausai, brisiu. niekur, nes tu atspėjai. Tojo. Brisiu, einu, bau. Ir iš karto sumojusi. Veiksmo iš karto. Brisiu. Nu, aš taip Na, įsijau. dabar tu, nes. Mane. Aiškinant, abu stovėkite vienas šalia kito veidų į stalą. Netinka. Netinka. Aiškink nuleidęs galvą, bliaudamas ir kūkčiodamas. Partneris spėlioja plačiai šypsodamasis ir išraiškingai laimingas. Aš išlaik, toks man šiandien bus ypatingai Tu sunku. verk. Aš nemoku verkti. Aš jau neverkiu. Nu, aš šiandien reikės. Aš šiandien nusipirkau tokį dalyką. Ką tu supirkai? Gitarą. Kiek kainavo? Ir man plyšo. Tu žinai. Kas plyšo? Kas plyšo? Gitarai plyšo. Tai man tai pirmas klausimas, žinai, kiek kainavo ta gitara? Man labai Ir smagu. žinau, jo reikės pirkti. O čekį pasiėmei? Kiek daug kainavo? O čekį pasiėmei? Tai kas, Alanai? Nu tai čekį pasiėmei? Tai nepadės. Nu taigi galima gražinti ir pinigus susigražinti. Kas, styga plyšo? Daugiau nebėra tokio. Styga plyšo? Čia vintažas buvo, vintažas. Vintažas, nu tai brangiai kainavo. Tai tu spėsi ar ne, kas ten buvo? Bet 2 gabalų tai jau neapsėsim. Pasakė. Ai, pasakyk! Jau 3 kartus turbūt pasakė. Apie gitarą galvojau. Čekį pasiėmei, aš tikiuosi. Ne, išmečiau. Blondinė. Niekas, o kaip sakant, nieko tokio. Reikia žvelgti pozityvą. Realiai 3 kartus pasakė styga? Taip. Aš negirdėjau. Ant tiek įsijautai. 2 gabalus pralošėm. Nu ką, Nu Tai ką, gerai. toliau? važiuojam Pajauš. toliau. Bet aš norėčiau, gal sakyčiau, padidinam gal taškų sistemą, nes čia po vieną mes einam. Jo, Čia labai šiaip lengvai. labai lėtas žaidimas. Gal netgi galim duoti po 5 už atsakytą pilnai. Jo. Jeigu, tarkim, vidutinį, tai kaip ir atsakytas, kaip ir ne, galim Kas duoti. yra kaip ir atsakytas, kaip ir ne. Nu, nuspręsim. Arba Ok. netoli, arba bent jau vaidyba gera buvo. Už Gerai. vaidybą galima duoti papildomą. Gerai. Už verksmą tą galima. Ne, negalima, jūs jau atspėjot. Nu, bet labai gerai jinai verkia. Bet jūs atspėjot. Ką aš Jeigu veikiau? neatspėtų, tada duočiau už vaidybą. Rakelė. Ai, gerai verkia. Gerai, gerai. Duodam tašką. Duodu. Rakelis nusprendė. Viskas. Dabar Korikas gali vaidinti. Nu, važiuojam. Gerai. Ai, čia laiko nėra. Partneris spėlioja plačiai išsižiojęs. Plačiai įsižiūrėjau. Kaip klyksmas. Jo, taip turi spėlioti. Pasukė kamerą. Gerai. Aš kaip pas dantistą jaučiuosi. Gulkis. Gerai. Gerai. Aš pats įsižiūrėjau, noriu žiūrėti. Užkrečiam, aš nežiūrėsiu. Namie būna žiūrkių daug, ne? Aha. Ir tu jam turi duoda žmonės tokį kaip... Spastai. Stūlės. Ne, kaip jos mirtų. Nuodai. O Taip, tu, žiūriu, tu kalbėk įsižiūrėjau. Nu, tu taip- Aš tai galbūt. Hailė, kaip atlanky. Aha. Kaip pas dantistą nereikia žiūrėti. Kartais klausė, a skauda? Ehola. Gerai, atspėjau. Mes Tai penkiais šurmuolė. Bet už vaidybą tai aš neduodam. Už vaidybą čia jau... Reikia paklausti. Duodam. Neduodam. Operatorių. Šį kartą neduodu. Neduodam. Rakelis pasakė, šventą Rakelį. Viskas. Dar vieną galim klausimėlį ir toliau Jo. važiuojam, sakyčiau. Tai aš paskaitysiu, jau senai skaičiau. Kokius žinote talentingus ir populiarius Lietuvos aktorius? Stonkus. Gelminė. Stonkus populiariausias, visi žino, visi Gelminė. Gelminė, jo Sužadėtinė. sužadėtinė. Taip. Zara. Nu, ateikite, žinom. Tai tiek. Šiaip tas, kur Robertėlis
Iš moteris meluoja geriau? Jo. Jo. Nu, vyras labai geras, sakė, jis tik serialį šitam Pamatytum vaidina. jį tikram gyvenime, tai... Nu, bet jis tik serialį vaidina tam ir viskas, jis daugiau niekur nevaidina. Čia Man tai- koks žinomas? Jo. Kas tas? Nu, nes tiesiog žinot kokius aktorius. Man tai patinka, iš Plus. pavyzdžiui, ten, kur pasmerkti būdavo serialas, Koganai tie, Taip. tie šiaip gerai vaidina, visi kiti ir... Pavyzdžiui, tas Plykas, Rudokas, va, Rudokas. Ką vaidina. sakė? Nu, Ką Ai, sakė? negirdėjau. Jis negirdė. Įsijautęs per daug. Tai Koganas nevaidino. Na, jis įrežisuoja, Taip. vieną iš sezonų režisavo, man rodos. Tai jis ir režisierius geras, ir aktorius geras. Man tai ne. Kiekvienam pagal skonį. Jisai matai ne blondinas, ne brunetis, jis tiesiog Plykas. Nu. Tai va. Dabar jūs mes, dabar aš. Taip. Atneš? Tai tu ką tik... Ai. Verkiai tu Dar dar. nereikia. Gerai. Šipsotis vėl, nu čia, nežinau. Tai man gal reikia šipsotis. Gerai, kol tu aiškini, tavo partneris gamina maistą. Oi, kaip man patiktų. Bet tik, kad mes čia gaminimą gal nedarom. Čia ne... Kodėl tai jinai gali vaidinti, kad jinai gamina kažką? Ne. O, aiškink taip, lyg būtum karalienė. O, Dieve. O, Būk snobiška, būk snobiška, prašmatni, kiek tik įmanoma. Ką reiškia snobiška? Net nežinau, pirmą kartą girdžiu tokį Mūsų žodžiu. Tipo tokia, nu, pasikėlus labai ir Ne, visi žiūri, kaip tu rokelį ten. Užrietus nosį. pasikėlus. Pasikėlus ir prašmatni, kiek tik įmanoma. Nu gerai. Nu, tau čia Ai, čia tinka. tau Karalienė. tinka? Tau čia tinka. Kaip gėjus. Gali būt karalius, gali būt karalius. Gali. Ne, karalienė geriau. Jo, ne, karalius, davai. Ne, karalienė. karalienė. Parašyta karalienė. Ne. Vanessa, žiūrėk į mane, kai aš su tavim kalbu, prašyčiau. Kas yra Alanai? Alanė. Prašau į mane kreiptis. Serė, Siri. Tu karalienė. Nu. polė, grafienė, prašyčiau. Man taip labiau patinka. Taigi. Patikėsis. Gerai. Tau turėtų būti pažįstama, manau, nes tu vis tiek žemesnio kraujo, tu tokius dalykus lankai. Šiaip mano kraujas yra labai... Aš klausiau. Kalbėk, kai tavęs Man klausia. rūpi minusas. Niekas neišgelbėtų gyvybių. Ar tavęs klausia kas? Man apsaugą pakviest. Pakvies. Tu tylėk. Aš tavęs kalbinu. Aš tavęs kalbinu. Aš karalienė ar tu? Turime kalbėti išmokyti. Jūs susipyksit. Gerai, kad tu sėdi toliau nuo manęs, nes aš to nežinau. Čia kad tau gerai, kad tu sėdi dabar. Tu patylėt gali kada nors gyvenime ir ne. Aš... Gerai, einam prie reikalo. Man jau atsibodo iš tikrųjų. Atsakom ir važiuojam. Kur? Į Maldyvus? O kaip norėčiau? Nukirskite į galvą. Aš nebegaliu. Gerai. Žodžiu, yra tokia įstaiga. Ten tokius... Prašyčiau pastebėjimus pasilaikyti savo, gerai? Čia mano tik nuomonė. Nuomonės tave niekam čia neįdomios. Tu esi tik Niekam, tai... Tu esi čia nais niekam praščiokė. Praščiokė. Alanai. Gerai. Praščiokė. Tai tu, jeigu mažiau kalbėtum, aš tau paaiškinčiau žodžiai ir mes toliau važiuotume. Tu gali patylėti. Laikas senka greičiau. Taip. Laikas senka, laikas auksinis pas mane. Aš į susitikimus vėluoju su karalium, dizaineriu, manoje suknelę turiu pasiūlyti. Gerai, Dar aš- manikiūrą pasidaryti. Reikėtų. Vakar dariausi, jau šią naują reikia. Taip, žodžiu, tenais renkasi nusikaltėliai. Juos tenais uždaro, užgrotų ir ta įstaiga kaip vadinasi? Kaip ta įstaiga vadinasi? Kalėjimas. Kalėjimas, šaunuolė. Čia Gali tiek pabučiuot man- ilgai tokį žodį. Gali pabučiuot man ranką? Prašau bučiuoti man ranką. Bučiuosiu žodos rankos. Kas iš tau? Viskas baigėsi, nes Karina, nukirsk į galvą. Galva. Galva. Gerai, aš manau čia... Ai, jau reikia grįžti į personažą. Labai patiko. Aš įsivažiavau. Gerai, tai žodžiu, grįžtam jau į žaidimą. Šiaip manau, visai čia užtrukom ilgai su šituo, tai Vaidybą jau. atsakėm.
1, 2, 3, 4, 5. Gavom rakelį už tašką vaidybą. Gavai. Nu, Čia gal netgi 2 jaučiu galima, Ne, ne? vieną. Jaučiu ir stabdom viskas, nes jau kaip ilgokį užtrukom, ne? galim dar klausimą. Jo, dar galim vieną klausimėlį ir bus gerai. Tai gal kažkas kitas nori skaityti. Aš norėjau. Kitą kartą. Kokie yra svarbiausi patarimai norintiems tapti nuomonės formuotojais Lietuvoje? Turėt ką pasiūlyti. Apskritai turėt, manau, daug minčių ir Idėjų. įdomiai perteikti visą tai. Jo. Būt Mokėti kūrybingi, reklamuoti. Daug kalbėti, daug reklamuoti ir tiesiog. Parodyti, padaryti kažką naujo, kažką kitokio negu kiti ir taip sudominti savo Įtaigiai sekėjus. kalbėti, Jo, bet įtaigiai. tu vis Žmonės- tiek, bet kad tu gerai, nu, tipo, tą darytum, tu vis tiek turi turėti ką pasiūlyti. Nu, tipo, jeigu tu nieko Jo. nedarysi gyvenime, tu netapsi nuomonės. Bet šiaip tu turi būti įdomu asmenybė, jeigu tu esi Jo. ten tipo labai neįdomus žmogus. Nieko Nu, neveiki panašiai. Jo, bet ir tu šiaip, nu, nepatiksi žmonėm. Jo. Tai norėjau tokį pavyzdį, bet galvoju, gal čia neižinėsim Lietuvos influencerių, Nereikia. tu žinom. Gal nereikia. O aš galėčiau labai. Pavaidinti, parodyti, jo. Almas mėgsta deginti tiltus. Labai. Savai išaukštinti labai mėgsta. Nu, Tu ir baigėme? tai kaip mums sekėsi, tai vėlgi matome, kad labiau sekėsi Mums blondinė. reikia susijęti. Šitas išsiskyrimas mūsų labai mums pagelbėjo. Paspausime rankas vienas kitam. Rankas nebučiavai, tai tau galvo nekirs. Tai žodžiu, laimėjom. Gerai. Šitą mūšį vėl blondinai laimėjo, karas dar nepralaimėtas, taip kad brunetės gali sugrįžti. Oi. Bet blondinai fleksina su plaukais, jau savo. Naudoju Gerai, tai davinės. iki kitų epizodų. Čia. Jūsų ekscelencija atsisveikina.